Sveikas, Eimantai. Labai. Atvykęs vėl į Kardaną. Aš čia nuolatinis klientas. Išsipirkęs jau pas mane. Abonementą. Tai po savaitgalio tikrai gero. 3 iš 3 pergalių. Kad visiems atrodo, kad čia tau lengva. Bet kitą galvelę pakibęs matau varai. Nu tikrai nelengva papasakot. Ar kiek reikia įdėti ir kaip ten hebra daužo, kad apsigintum pozicijas ir kad laimėtum etapą vieną ar kitą? Ne, tai iš principo, jeigu atrodo lengva, tai čia tik dėl to, nes daug valandų įdėta ir tas, kas atrodo lengva, tai reiškia gerai išdirbta ir žinai, ką darai ir nebe naujiena, bet toli gražu tai nėra lengva, nes tos visos pergalės 3 geros, gražios, bet visur viskas iki finišo. Finišo tiesioje gal tik pirmam druskos etapė ten pavyko atitrūkti ir atvažiavam dviese su Luku. Tai ten gal biškį įsiskyrė. Antrą dieną atvažiavam 3, o Kačerginė irgi 3. Tai tiesiog žinau savo stipriasias pusės. Visada stengiuosi tikrinti varžovus. Taipogi ir jie mane tikrina. Ir žinau, kad reikia bandyti atsilaikyti iki galo, tai dabar panašu, kad tas žiemos įdėtas darbas duoda savo vaisius ir stengiuosi viską čiupti kiek galiu, nes neaišku, kiek ilgai čia tai bus. Supratau, norėjau visą laiką tas paklausti, bet neklausiau, iš tikrųjų specialiai laukiau pasikalbėti, nes po Pietų Afrikos tu ten buvai tikrai sugriuvęs ir tu ten, sakai, kelias savaitės tau jautėsi tos pasiekmes, pavadinkim. Tai kas ten buvo Pietų Afrikoje, ten su to tavo skrandžio bakterija, ką įsiaiškinai? Tai nelabai įsiaiškinau, bet kad ten panašu, kad kažkokią bakteriją pasigavau, tai iš pradžių galvojom, kad gal nuo maisto ar vandens, bet būtų ir kitiem buvę problemų. Greičiausiai tą dieną, kai laimėjom ir padidinom savo atotrūkį, kur prasidėjo visos bėdos, visą dieną lijo, tai tiesiog pritaškė turbūt, o važiuoju per fermas, per viską ir visą dieną ištisai lijo per balas, tai tiesiog turbūt pritaškė kažko į burną ir tiesiog pasigavau kažką, nes forma buvo gera, tai ten daug nereikia, viskas limpa kaip prie musės prie to tinklo, kur izoliacijos. Tai jo, tai labai gaila, aišku, ten dar porą dienų pasikankinau, po to nusprendėm, kad reikia stabdyti. Bet šiaip grįžau dar į Gran Canariją, tai grubiai iš viso 3 savaitės turbūt aš ten vargau, kol išvažiuoju į kalną, kur normaliai visada mindavo ir po to vos įminį tą kalną. Tai toksai labai nuvilinti patirtis ir turbūt gniuždanti, nes vien tom varžybom taip nuoširdžiai ruošiausi kokius 6-7 mėnesius. Ir daug vilčių dėjom ir panašu, kad buvom ten, kur reikėjo būti. Tai gaila, kad pasigavai tokį, tai po to, kai grįžau, tai dar dabar toksai yra, kur važiuoju, kas yra, bet kai visi paklausia, ką esi suplanavęs ir kažkaip dar neturiu šito atsakymo, nes, sakau, kažkaip gyvenau tą Afriką ir po to gavau tokį spyrį į padychą, kad dar iki dabar pridusęs ir galvoju, ko aš čia noriu ir kur norėčiau sudalyvauti įdomiau. Aišku, visas Lietuvos varžybas kažką važiuosi, tai va dabar gavau Gedimino Bagdono pasiūlymą sustartuoti Tour of Lithuania už Lietuvos rinktinę. Tai kažkaip taip svarsčiau, bet kadangi, sakau, kažkokių dabar startų neturiu, tai pagalvojau, kad visai gal įdomus iššūkis. Tai reikės bandyti. Nes tai ne pirmą kartą kalbinu, nes buvo Baltic Chain, ten atsimenu, tai sakydavai, ką aš ten važiuosiu su ties profas, aš nesitreniruoju ten, bet dabar jau kaip ir treniruojuosi tiek valandų, kad atlaikyti galėtum. Jo, truputį pasikeitė, kai gravelis atsirado ir šiaip greičiai pasikeitė. Anksčiau ten tie 200 arba 108 km atrodė labai baisiai, aš ir Lietuvos čempionatų nestartuodavau vien dėl to, nes važinėdavau po 7 km. O dabar tos varžybos pasidarė, kad 108 važiuosi 4 valandas, tai graveliu ten irgi važiuoju tas 4 valandas ir nėra ten didelės problemos dabar. Tai kaip ir tas atstumas nebegazina, bet aš niekada nenoriu važiuoti ten į tas varžybas ir būti statistu, kad man nereikia, kad uždėti varnelę, kad aš startavau ir sufinišavau. Man įdomu
ar aš galiu ten kažką padaryti ir pabandyti į kokius pabėgimus sudalyvauti, gal į kokį finišą sudalyvauti. Tai man čia yra kažkoks atskaitomybė. Ir tai dabar, kadangi pagalvojau, kad gal ta forma visai nebloga ir turbūt ne tik kaip forma, bet turbūt jeigu ne dabar, tai nebūtinai bus dar šansų, kada būsi panašios formos. Ir galvoju, kad reikia daryti ir pabandyti save. Bet kaip ir sakau, tikslas kažkur pasivaidinti ir kažką padaryti įdomiau ir pabandyti gal kažkur papult, o ne tik nuvažiuoti ir tiesiog važiuoti su grupe ir pasiekti finišą. Tas manęs nelabai įdomi. Būsiu aš irgi Lietuvoje, tai ateisiu pasiportinti, pažiūrėti, aišku, ten pas jūs greičiai kosminiai bus, bet prie finišos labai įdomu ten, kai atsvaro ten 70, tai miestuose ir kiti ateikit pasiekti, pažiūrėti, nes tikrai geros jau varžybos patapo ir stiprios, ne? Jo, pernai atrodė labai jau ten įspūdingai ir tų komandų daug privažiavo rimtų ir visko, tai manau, kad daug kas atvažiuoja su ambicijom, ypatingai kas turi didesnius raiderius ir labiau orientuoti į sprintus, tai tobulos varžybos, kalnų nėra, didelis vidutinis greitis, čia Andrėjus Dolgovas lygtais. Žiūrėjau, kad buvo tyrimas atliktas, kad vos ne greičiausios overall pro turų varžybos per metus, nes tikrai ten visas dienas buvo apie 50 vidutinis, tai stebina. O tai kažkaip ruošiasi dabar specialiai kažkiek to greičio, nes truputį minėjai, kad kai Adomaitis išeina į priekį ten ant tiesiosios, truputį jau tai, kad trūksta greičio, bent jau minėjai. Jo, tai trūksta to greičio, nes pusę metų važinėjau ant 20 kelių, tai o reikdavo važiuoti 2 kartus greičiau, tai man stresą pradeda kelti nesunkumas, o kad nuo to greičio ir kaip viskas keičiasi ir kaip viską susekti ir tą koncentraciją išlaikyti. Tai jo, turbūt, kad tą pasiruošimą truputį įtrauksim. Truputį gal reikės įdėti kokio motor pacingo, kažko paskui mašiną arba paskui kokį motorolerį. Žmoną įdarbinsim, aišku, dato nežino, nenudžiugs labai, bet, ką. Iš Vilniaus į Vilkaviškį per 3 valandas. Jo, ten labai gerai, pasportuoju 2 valandas, pats po tada porą valandų pakankina ir labai viskas neblogai gaunasi, bet jo, kažką padarysim, bet aišku, čia to laiko atrodo daug, bet kitą savaitgalį dar maratono čempionatą sudalyvausim. Ir po to, kas liks ten 2 savaitės, tai 1 savaitę pasportuoti ir jau po to jau sekančią startuoti. Nes jau buvo klausimas, ar nematė Hebra, ar užsiregistravęs Gudiškis maratono, tai... Šiaip tai neužsiregistravęs dar, bet važiuosiu, reikia užsiregistruoti, nežinau kodėl, bet kažkaip yra su čempionatais, kad galvoju, kad by default įdė, žinai, bet... Tai Maikutė ginsi apalaka, ne? Jo, reiks bandyti dar apginti, bet žiūrėsim, kaip gausis. Kai girdėjau, dar trasos neapsižiūrėjau, bet yra paskelbta, tai sakė, kad trasa pakankamai sudėtinga tokia, ne žvyrkeliniai, o kur darbiniai tokie. Tai... Nes ką organizuoja? Jo, ir visai čia miškeliuose, tai bus visai, manau, įdomu. Tai kažkas kito ir įdomesnio, tai manau, kad kuo sudėtingesnės sąlygos, tai man visai gal ir tinkančios tokios. Nes mačiau, dviratį jau remontuojam tave, ne? Nu jo, tai taip gausi, kad čia grįžau, čia ir su tom treniruotėm, su viskuo. Ir dviračius čia susirinkti, gravelis buvo pabertas, tik tai reikėjo gravelį susirinkti. Tai tą susirinkau, dabar jau žiūriu, kad jau reik tą rinkti, nes tas da iš Afrikos nebuvo iš dėžės ištrauktas, tai o norisi kažkaip tą inventorių prižiūrėti ir visą susitikrinti. Pasikeisti į greitesnės padangas, lengvesnės viskas, tai atrodo smulkus tie dalykai, bet viskas užtrunka gana ilgai. Tokius dalykus dažnu atveju gana pats darausi, tai nes servise sunku pas mechanikus dabar prisiprašyti dideliais eiliais, tai ką galiu pats pasidarau, o po to nuvarau pas Hebrytę ir jau ten faining tuning padaro. O žiūrėk, prisiminiau apie ten dar Afriką ir kai grįžai į Gran Canariją. Skundėsi kažkas su keliu, kas ten buvo tau ten su keliu? Nesu keliu, ten pakinkliai mano ir sausgyslės, tai grįžau Lietuvą ir įsisprendė. Ten problema ir tame, kad, kaip čia, tai tu gali ramiai parėdėti, ten ir tokio dalyko, ten aukštyn arba žemyn.
ir tu kiekvieną treniruotę gauni gana daug įtampos tom kojom ir tos įtampos mano kojos nebelaikė, jom buvo per daug ir tas toksai lėtinis kažkoks maudimas ir jisai erzino, bet va grįžau čia, tos įtampos tokios nėra, pats kiek susikuri lygumoje tos įtampos tiek ir yra, bet jeigu atleidi, tai atleidi. O ten jeigu atleidai, gali ramiau kilti tą kalną, bet vis tiek yra daug jėgos tose kojose. Tai jo, tai čia galvojau, kad čia pernai problema, kad persitreniravau, šiemet labai švelniai pradėjau, bet vis tiek kažkaip įsivėliau į tą. Bet overall vis tiek labai smagi ir greita žiema buvo, man asmeniškai, nes... Pavydį man asmeniškai, šiaip daugeliui. Jo, tai... Bet kažkaip, aš irgi apie tokią žiemą labai ilgai svajojau. Tai smagu, kad pavyko, aišku, čia visose tose planuose yra dalis pliusų, dalis minusų. Nėra taip, kad tik tai pliusai, bet overall viskas, manau, kad neblogai. Bet tai jau antra žiema. Antra, bet pernai mes ten važiavom dirbti, šiemet irgi buvo planas iš pradžių dirbti, po to ten viskas kardinaliai pasikeitė pas mus įmonėje ir gavosi taip, kad jau ten darbo nebebuvo, bet jau buvo kažkaip viskas suplanuota ir norėjusi kažkokio stipraus reseto ir manau, kad tą ir gavau, tai džiugina. Ir jokie pratimai nepadėjo, ne? Vis tiek su kinezu pasitarė, manau, su tu vado. Jo, tai turiu savo kineziterapeutą, tai stipriai mane prižiūri. Tai viską darai, ką reikia, bet, žinai, jeigu pagrindinis problemos neišjungi, tai ten gali tik taip apšvelninti ir apglostyti, bet iš esmės problema nedingsta, o sustot važiuoti nenorėjau. Tai kažkiek to diskomforto, vieną dieną daugiau, kitą dieną mažiau, bet overall viskas kaip ir gerai. Nes pamanu, pasakodavai, čia būdavo seniau, tavo taktika atsikartavai dviračio rudenį į skladuką ir dviračio nenaudodavai, tada prieš Ispaniją savaitinę arba iš vis ant dviračio, ne, į Ispanijoje sėsdavai vos netokiam stiliais. Čia seniau. Jo, tai būdavo, tai aišku, anksčiau ir metų mažiau būdavo, tai tą kūną tu gali stipriai žemiau plintuso pakišti ir jis atšoka gana greitai, dabar gal to nesinori. Ir šiaip pernai metai turėjau labai superinį sezoną ir supratau, kad ir kaip aš sakau, kad tą žiemą nereikia minti, bet dėja, jeigu mini, tai gali visai kitokiam levelį būti, nes tiesiog kai aš anksčiau nemindavau, aš niekada nepakildavau labai aukštai, nes tiesiog laiko neužtekdavau per sezoną, nes yra tam tikros valandos ir tu ten daugiau nepridarysi, arba jeigu darysi, tai persitreniruosi tiesiog ir varžybose nepavažiuosi. Tai čia tiesiog tu reikia labai stiprią bazę ir pernai man tas labai pasiteisino, pats baseline'as mano tiesiog pakilo, ko pasekoje aš galėjau tikrai stipriau važiuoti ir laimėti įdomių varžybų ten, kaip ir Trakoje, kaip ir Tartu ir jaustis visai neblogai tam pačiam Lietuvos čempionate, Megrį, visur buvau konkurencingas, o tas man turbūt netgi svarbiau negu tik laimėti. O šiemet tai vėlgi, kadangi vėl turėjau sąlygas, tai truputį gamblinau, nes jau pernai buvo labai gerai, bet pagalvojau, jeigu dar daugiau įsuksi, ar tai duos geresnį rezultatą. Tai aišku, procentaliai tai turbūt 20%, kad bus geriau, 80%, kad bus per daug. Bet, kaip sakau, man įdomu patikrinti ant savo kūno, kas veikia, kas ne. Ir ar tikrai bus geriau, ar vis dėlto galima mažiau ir turėti geresnį rezultatą. Tai matysim, kaip čia seksis. Atrodo, pradžia sezono nebloga. Bet rezultatų nematau, kad būčiau stipresnis negu pernai metais. Tai pakol kas nėra blogiau, bet... Bet laimi. Jo, bet žinai, kiekvienos tos varžybos labai skirtingos, tai iš savo patirties laimi tas varžybas, kai viską darai protingai, laiku ir vietoje esi ir tada tau vatų nereikia, nes tu tiesiog neprisidarai bėdų. Tada, kada pasidarai didžiausius vatus, tai tavo rezultatas būna 15. Dėl to, nes visur vėluoji ir tada jau liežuvį paleidęs, visur vėjies. Ir vatų daug, bet reikia suprasti, tą visi čia dabar vaikosi, kuo daugiau vatų, ten matuojas ir taip toliau, bet treniruotėse svarbu tie vatai, nes tu turi kažkokią atskaitomybę. Varžybose tie vatai niekam neįdomus.
laimi sprendimai varžybas, o ne kas daugiau vatų. Tai... Tiesa. Čia turiu nemažai klausimų, panas gavote. Tai, žinai, galime juos peržiūrėti, kad paskui nekaltintų, kad aš neklausinėjau. Smagu, jeigu kam įdomu. Nes tu 92 palą, ne, laidos. Tai pagal tą klasikinį modelį, kas anksčiau būdavo, tai pats tas geriausias amžius būdavo dviratininkams. Dabar tai čia atjaunėjau, nešnekam, 18-20 mečiai daužau belekai, bet pamenėsi nebūdavo, nuo 30 metų jau pradeda dviratininkai ten plente, jau ten... Ne, bet sakydavau, kad pikas yra 28, tada kada jau yra vyriškos jėgos ir dar pakankamai esi jaunas, kad greitai recoverini. Dabar aišku, dabar į abi pusės turbūt tas skeitis pasistumė, nes jauni sportininkai super profesionalūs ir labai daug ką daro, labai turi daug informacijos ir protingai daro, o tuo pačiu ir labai medicina ir visas recoveris stipriai gerėja, plus ir mūsų gyvenimo sąlygos tikrai gerėja, ko pasiekoje mes galim turbūt kažko mažiau daryti arba tiesiog turėti geresnės gyvenimo sąlygos ir geriau pailsėti, geriau pasimaitinti. Ir tas irgi plečia tuos metus, tai šiemet bus 3-4, ir pakol kas atrodo, kad dar neturiu kuo skųstis ir viskas veža kaip reikiant. Aišku, yra visokių, tų pačių kažkokių vaikų neturi, kažko tai turbūt nei miego, nei kažko netrikdo ir papildomų kažkokių rūpesčių turbūt irgi neturi. Tai tas, manau, kad tam rezultatui kažkiek padeda, bet aišku, kažką ir prarandė, aišku. Tai be abejo. Bet atsistatymas jautė skirtumus, anksčiau atsimenu. Eimantas, tai ką valgiai pusryčiam, tai čia degalinėje Statoilė su to, tų porą submarinų, kaip ten vadindamas, iššaudavai. Čia 20 skilis, 3 buvo, 25. Ne, tai dabar skiriasi turbūt, bet čia visi Laura ir žmona Ugnai, nes jinai turbūt ir savo nori geresnio maisto, tai natūraliai ir aš valgo, tai jeigu jinai valgo salotas ten su kugutonu, tai ir aš valgo salotas ir man tai yra labai gerai. Bet aš turbūt vis dar turiu šitą, kad aš stengiuosi prisižiūrėti, kiek galima, bet nelendu į kraštutinumus ir nemanau, kad ten, jeigu jau sportuoji, tai negali atsigerti alaus bokalo ar negali kebabo suvalgyti. Manau, kad svarbu laikas ir vieta ir viską tu čia gali, plus kitas dalykas, aš, kaip sakau, esu mėgėjęs su profesionaliu požiūriu, man už tai niekas pinigų nemoka, tai aš irgi turbūt neaukosiu visų gyvenimo malonumų dėl to, kad laimėčiau kažkokią varžybą, aš ją noriu laimėti, bet ar aš laimėsiu ar ne, manau, gyvenimas realiai nepasikeičia visiškai, bet vis tik te važiuoju liežuvį pakabinės, nes svarbu, čia vienas yra dalykas, kai šneki čia, kitas dalykas, kai apsižvelgi tą dviratį, kažkoks kitas maudas įsijungia pas tave žėžis. Yra čia, dabar ir Kačerginėj važiavom, tai viena iš nikeliuotų špychų mes yra tų pavėjom, tai jis kažkodėl sumastė sėsti į mūsų pabėgimą. Tai aš jam labai tiesiai šviesiai išsakiau, tai nežinau, kas jie per bičias, bet labai atsiprašau, nes, aš sakau, esu kitam maudė ir tiesiog ne visada filtruoju, ką sakau, bet kaip visiems sakiau, ką sakau, ant dviračio nepriimkit asmeniškai, nes tai tiesiog emocija ir didelis noras laimėti šneka ir ne visada pasakai taip, kaip reikėtų gal pasakyti, bet emocija yra tokia ir kažkaip aš to niekada neslėpiu ir neapsimesiu, kad esu kažkoks kitoks, ant dviračio esu, turbūt stiprus marozėlis, kur neleisiu niekam ant galvos važiuoti. Bet čia tas ir kitaip ir čempionai sako ir nebūna dažnai. Visiems ten ką neužleisite, labai mandagus irgi negali būti. Ne, tai faktas. Ir mūsų treneris kažkaip mokino, taip Žemaitaitis, kad kai tu nusiėmi šalmą, tu turi būti kuo paprastesnis, neįsišok, nes tu šiandien čempionas, rytas loseris, tai kai laimi, tai visiems tu esi įdomus, kai pralaimi, jau tada nelabai įdomus, bet kai žmogus tu neturi keistis, bet apsižergęs dviratį, tu negali leisti, kad ant tavęs važiuotų ir tave stumtų ir taip toliau, nes kitaip tu nelaimėsi.
jeigu tu neparodysi savo vietos, tai tada... Nu ir jūs ten kovot už tą vietą vis tiek, toj pačioj grupėje. Čia, kas be ko. Na, šiaip čia, toks common sensas turėtų būti, būtent šituo atveju, jeigu tave pavijo ratu ir važiuoja lyderiai, aš ten suprantu, net ir į grupę turbūt nelabai gražus sės, bet jos sėsti į pabėgimą. Taip keistai, nes tada žmonės nesupranta, iš kur tu čia atsiradai, gal tu pervažiavai ar kažką. Tai taip, kai tie mažai ratukai ypatingai yra ten. Jo, tai ta situacija keičiasi, tai tiesiog toksai, bet sakau, sureagavau taip aštriai, bet panašu labai efektyviai, nesuveikia iš karto, bet... Tai aš manau, kad suveikia iš karto. Jo, bet manau, kad jis savo komandžiokam nepagyrė manęs. Tai taip dažnai būna ten, žinai, prieš varžybas, pavyzdžiui, toks būni susifokusavęs prieš varžybas, tai aš ties net pasimojom rankai, ten net nekalbinu dažnu atveju tave. Ir tada sako, mes su biškai pasikinęs, arba ten, žinai, Patepšis pasikinęs, bet sakau, hebra, jie prieš startą, jie biškai nori, susifokusuoti. Ir, žinai, po starto, po finišo, jūs tada sveikit, pasisveikinti, ten kažką pakalbėti. Bet taip ir yra, žinai, prieš tą startą atvažiuoji, tu turi savo kažkokią rutiną ir tas kiekvienas pokalbiukas su kažkuo jau žiūri, su vienu nori, su kitu ir tada žiūri, jau vėluoji ten rengtis ar kažką, o aš kažkaip kaip visada mėgstu atvažiuoti, kad prieš tą startą nebūtų jokio lėkimo, ramiai savo, kad galėčiau ten besirengiant neskubėti ir nelūpti ant tų kojinių, o ramiai pasidaryti ir plus vis tiek ruošiesi tom varžybom, nori būti neįsiblaškęs ir ne kažkur. Tai jo, tai po varžybų tai visada velkam ateikit pasišnekėti, nėra problema, aišku, jeigu gaunu labai stipriai skudurus, aš irgi ten žibutį ir nebūna super malonus, bet dažnu atveju turbūt galima prieiti ir pasikalbėti. Po finišo tikrai nieko nenuvysiu, jeigu nenorėsiu kalbėti, tai turbūt tą suprasit, bet irgi neįsižeiskit, kitą dieną ateikit ir turbūt visai kitoks būsit. Tai čia emocijos, čia būt keista, jeigu pralaimi varžybas ir vaikščiotum įsišiepęs ir sakytum, o kaip faina, kad pralošiau, nes kai trini tą užpakalį ant to balno ir darai visas tas treniruotės, tai natūraliai kuo daugiau įdedi, tai ir lūkestis varžybos yra kur kas didesnis ir tu nori to rezultato ir jeigu kažkur padarai savo asmeninę lievą klaidą, už kurią po to prarandi pergalę arba ten kažkur pabėgimą, tai tada labai būna pikta ir faktas, kad savęs nenori matyti, nori kažkur sulysti į kampą ir tiesiog ramybėje pabūti. Tu labai mėgsti tą saviplaką. Jo, bet aš manau, kad kitaip negali būti, jeigu save ten glostysi, tai sunku sportą, manau, kad tie, kurie turi didelius rezultatus, pakankamai gerus, tai aš labai norėčiau turėti labai daug self-confidence ir kad važiuočiau ir kad, norėčiau ko parintis ir toliau, nes tas parinimas labai daug energijos atima, nors realiai nieko tu ten nepakeisi, realybė reikia kaip ir pergalės ir pralaimėjimus. Greitai pasidžiaugiai tą dieną arba paliūdėjai porą valandų ir turi pamiršti, bet kartais taip įstringi ten, kad ilgai užtrinki, kol paleidi. Čia tu treniruoji mėgėjus ir gal esi bendravęs su mėgėjais, nes mes su Donatu irgi tą diskutavom, tą prieš tą startą, žinai, tą prieš tą pasiruošimą, irgi čia vaikas klausimas. Tu ten jeigu kokiam maratono turė dalyvauji, ten žinai, atsivažiuoji su vaikais pasirūpini, dar vaikas važiuoja, ten vaiką ganai, ir tada ten dar jau karšta, ten kokią dieną 30, whatever, 25. Tu ten pralakstai prieš tą startą, kokius porą valandų, ir tada tu pats startuoji, tu būni neblogai pavargęs, biškai nusiorinęs. Jo, bet čia yra savi pliusai, savi minusai. Tu kažkiek prarandi energijos, bet kol tu lakstai paskui tą vaiką ir darai ten visus kitus dalykus, tu mental negalvoji apie tas varžybas ir nesikrauni. Man tas buvo pasaulio čempionate pernai metais. Turėjau gerą formą, bet susirgau 2 dienas prieš. Ir viskas, ir tu važiuoji, startuosi dėl to, nes atvažiavai. Bet realybėje tai tu supranti, kad rezultato, čia kad padarysi rezultatą yra mažai šansų. Ten yra 500 bičių, kurie nori pervažiuoti tave ir yra sveiki ir pasiruošę. Tai startavau, indien gausi superinis rezultatas, bet manau, kad tas padėjo dėl to, nes tiesiog tu paskutiniam dienom nebekrauni savęs ir galvoji, nieko jau nepakeisiu.
Tai aš startavau su tą mintim, man Čenkus uždėjo kamerą, sakau, kiek laiko kamera, valandą. Nu, tai sakau, tą valandą ir važiuosiu. Po valandos žiūriu, kad dar vis važiuoju su lyderiais, nu tai važiuosiu tol, kol nebebūsiu tarp top 5 ir tada jau turbūt ir nusimsiu, nes nemačiau ten reikalų. Bet taip stumiau tą laiką, žiūriu, kad liko 30 km. Reikia ruošti sprintą. Ir tada toks pradėjau galvoti, okei, gal čia galima šiandien kažką ir padaryti. Tai gavosi, aišku, gaila, kad užtrukau likus 5 metrų, tai va šito ilgai nepaleidau, turbūt pusę žiemos galvojau, kaip ten galėjau sudėlioti, bet nu ką. Bet supratau, kad galiu būti tam lygiai, tai čia turbūt dar svarbesnis reikalas, nes mes kaip ir Tartu anksčiau važiuodom, Narkevičius norėjo daryti Lietuvos komandą ir kad važiuotumėm ir bandytumėm laimėti ir parodyti Lietuvos trispalvę ten. Tai mums tada atrodė, kad čia misija neįmanoma, kur čia mes į 10 vos įvažiuojam, bet vieną kartą laimėjom ir tada supratom, kad okei, mes galim čia važiuoti ir tas pasitikėjimas ir tikėjimas, kad tu esi ten, kur ir gali ten kažką padaryti, nu, turbūt vertesnis negu ta pergalė, nes tada tau atidaro į daug metų tas pergalės. Nu, nice. Čia rutina, gal daug nesiplėsim per rutiną, bet koks toks standartas, kad tu atvažiuot mėgsti anksčiau, ne, bet, tarkim, ką stebuklingo valgai prieš, kad atlaikyti tas 3 valandas gravelyje? Šiaip tai rutina labai paprasta, atsikeli, stengiasi 3 valandas iki starto pavalgyti, dažniausiai valgau 100 gramų arba 120 gramų ryžių ir ten arba su kažkokia uogienė arba kondensuotų pienu, tiesiog kažką saldžiai suvalgai, nu ir tada jeigu ten dar prieš likus pusę valandos iki starto, gal valandą, jeigu norisi, dar kokį bananą suvalgai. Ir vis tiek startuoju su beveik tuščiu skrandžiu, o po to visas džiaugsmas yra varžybose maitintis, nes čia yra dabar turbūt pagrindinis raktas į rezultatą, jeigu nesimaitinsi, tai nebus jokio rezultato ir neužtenka tiesiog maitintis, turi susiskaičiuoti, kiek to reikia ir viską suvalgyti ir viską išgerti, nes tas kiekvienas kažkoks praleidimas dabar yra game changeris. Bet čia, žinai, lengva tai pasakyti, kai tu pasakai, čia maitintis, bet jūs ten svilinant, ten atakos būna, tausme, kada, kaip nepraleist, kad tu maitinys, net ten segmentas būna. Ne, tai iš principo tai nebus problema, nu aš, pavyzdžiui, užsidedu ant vahų kompiuteriuko, kas pusę valandos man išmeta, kad valgyti. Ir tiesiog tau išmeta, tu būna taip vietų, kad tu negali dabar valgyti, nes ten gal smėlis, gal kažkur šaknis ir viena ranka nepavairuosi, tai tiesiog neišjungi to notificationo išmesto ir važiuoji ir tada, kai tik atsiranda galimybė lygiau, tada traukiu iš kišenės tą maistą, suvalgai ir išsijungi tą savo, tai nebus problema, jeigu 5 minutės vėliau pavalgysi ar 10 minučių vėliau. Problema bus, jeigu iš vis tą vieną valgymą praleisi, tai tada tas valgymas tave pasivys tikrai. Labai greitai. Labai greitai. Supratau. Tai padarykite dar tokį video, šiaip prašom, kad rutina rytinė, kaip į Tūliką nueini, žinai. Atsum, trenirukas tai liepdavo eiti į Tūliką, visus nuvarydavo kaip išiukus. Eikant vis dabar į Tūliką, išsilengvinti. Bet būna vis tiek, nuvažiuoju prie starto, dabar į Tūliką reikia. Tai ten į tą Tūliką lakstai, aš nežinau, jau aš 20 metų sportuoju, vis tiek ten vaikštai 6 kartus į tą tualetą, nes čia labiau stresiukas reikia. Ir vis dar stresiukas, ne prieš druską, ne? Tai visada prieš visas varžybas. Aš manau, kad jeigu jau pasidaro ir nestresuoja, tai tada jau reikia uždaryti tą klausimą, nes tiesiog neberūpi tau. Tai stresas turi būti, man atrodo. Jo, aišku, gal nereikia, kad jisai savaitę tęstųsi, nes tave suvalgys, bet prieš varžybas, aš manau, kad tu turi jau stresą, nes arba, tiesiog nesiruošiai tam, nesitreniravai, tada tu nejausi streso, nes neturi jokio lūkesčio, bet jeigu tu darei darbą kažkokį, čia nesvarbu, ar darbas, ar sportas, ar, nežinau, bet ką tu organizuoji gimtadienį, o šventę žmonai, nesvarbu, jeigu tu dėjai pastangas, tu stresuosi, kad ar viskas gerai gausis. Tai ir nori, būtų gerai viskas. Tai faktas, žinai, jeigu nenorėsi, kad būtų gerai, tai nieks čia nedarysi, nesistengs, nes tų valandų ir pastangų ir laiko tu įdedi tikrai daug ir aukoji, čia kaip visi sako, tai tau čia gerai iš dviračių finansiškai.
finansiškai būtų gerai nevažiuoti, nes tik iki išleidi čia ant tų visų žaislų, tai yra kosmosas. Čia, aišku, visi mato, kad ten pas mane dažnu atveju geri dviračiai būna, bet turbūt mano dviračiai yra 3 kart brangesni negu mano mašina ir kitose srityse aš gana stipriai užsukęs kranus, kad galėčiau skirti savo sportą. Tai čia klausimas yra iš Dovydo. Svajonių dviratis, tai dabar galima sakyti, kad svajonių dviračius vairuoji Cervelo? Aš nežinau, aš manau, kad aš jau paskutinius galbūt 3, 4, 5 metus važiuoju su svajonių tais dviračiais. Kiekvieną renkuosi tokį, kuris man patiktų ir pasimodifikuoju taip ir aš juos saugau ir kiekvieną, kai parduodu, visada būna gaila, nes kiekvienas jisai būna mano pačio dėliotas, galvotas ir planuotas, kaip ten jį reikės susirinkti ir ką aš noriu užsidėti, kad ten jis būtų greitesnis ir ar man gražesnis ar malonesnis. Tai manau, kad ir prieš tai metais važiavau ir šiemet važiuoju su tikrai fainais dviračiais, tik norėjau kažko gal išskirtinesnio, nes mes visi lietuviai norim kažko išskirtinio, bet vis tiek važiuojam su vienu šalmu ir vienu brendu dviračiu. Tai tiesiog norėjau išsiskirti. Tai faina, kad tas Cervelo dabartiniai tai dviračiai tikrai greiti ir atitinka visus mano keltus lūkesčius, o dar kadangi jis išskirtinis, tai čia ekstra. Supratau. Čia klausimas, paklausim Evaldo. Aš ne tai, kad bijau, bet žinau, kad tu neatsakytum, bet pabandau. Ką pasakytum, jeigu reikėtų vieną dviratį pasilikti, ne? Jau šitą, man atrodo, aptarėm kažkada, bet Plento ar MTB, dar įtraukiam dabar gravelį. Kurį vieną pasilindų, sakytų, šiai dienai tai turbūt žmona vieną pasilieki. Šiai dienai pasilikčiau gravelį, nes panašu, kad su graveliu gali ir Plentą važiuoti. Panašu. Nėra didelės problemos, šiaip labai galvoju, nebus jis lėtas, nes vis tiek truputį kitokia geometrija, bet šiaip labai nustebino, tikrai viskas. Turbūt gravelį, bet jeigu vertinant procentaliai, turbūt vis tiek Plentą daugiausiai mini, aš turbūt taip, jeigu reikėtų skaidyti, tai kokią 100% Plentų minu, 30 net kiem gal procentų gravelių ir 10 likę MTB. MTB Lietuvoje čia vienas kitas startas, ir nebent važiuojam į kažkur įdomiau, tai tada MTB labai įdomu, bet Lietuvoje MTB gal apmiręs toksai reikalas. Truputį jaučiasi, taip. Jo, čia mes realiai, kur anksčiau važinėdom MTB, dabar žiūrim su graveliu, tai tik tai greičiau, tai kaip ir nelabai reikalingas tas dviratis darosi po truputį, bet kai nuvažiuoji į Afriką ar kažkur, tai amazing, ten trasom palaks, tai tada supranti, kad blema faina tas MTB. Tai va, aš noriu paklausyti tokio pačio klausimo, kalbėjo klausimas, MTB, ne, dabar buvo kaip ir šone, ypač Vladoje, ne, kai jūs važiavote į Afriką, kiek laiko tu, kaip čia pavadinti, skyrė ir liepė Vladui prisijaukinti MTB, nes vis tiek ten reikia, jis nebuvęs dviratininkas, tu 20 metų. Jo, bet mes neskyrėmės laiko, mes realiai jisai MTB dviračiu atsisėdo taip pat kaip aš Afrikoje. Ne? Jo, nebuvo čia sąlygų, mes darėm stovyklos, tai Gran Canarijos pas mane atvyko ir mes ten jau kartu ruošėmės, rinkom valandas ir darėm kažkokius intervalus. O po to grįžęs į Lietuvą čia nebuvo sąlygų minti apskritai laukia, tai jisai, sąžininkai arė ant staklių po 3-4 valandas, kas turbūt atrodytų labai keista, bet, man patinka labai jo požiūris, jeigu jisai jau tai nesvarbu, ten 3-4 valandas, aš ten sakiau gal mažiau, sakė, no problem, žiūrėk, mes varom, tai aš arsiu ant tų staklių ir jis ten nuoširdžiai po 3-4 valandas, kol aš laukia myniau, tai jis ten ir į treningus viską darė, ko pasiekoje, tikrai prie karščio jautėsi daug geriau nei aš, nors atrodo, kad aš ten šiltam krašte buvau, bet tas šiltas kraštas nepakankamai šiltas buvo. Bet man tada čia dar įdomiau, kaip jūs valdymas, žinai, tiek, tam pačiam būna toksai, ne, kad peršokiam tave tiek. Jo, bet labai greit prisimeni, taip, turbūt nebūsi toks greitas, kaip ten daugiau pasivažinėjęs, truputį praloši, bet mūsų apskritai turbūt visa strategija remiasi ne nusileidime ar kažkur, mes žinom, kad mes nebūsim greitesni už vietinius bičius, kurie gyvena MTB dviračiu ir taip toliau. Tai mūsų tikslas pirmom dienom stengtis kuo mažiau pralošti, kad būtų nedidelis tarpas.
O po to mes jungsim antrą pavarą nuo turbūt vidurio varžybų ir tada jau smauksim ir tada žiūrėsim, ar varžovai vis dar gali laikyti tą tempą ar negali. Ir tas mums tiek For Islands pasiteisino, tiek ir dabar labai gerai veikė ir judėjom į priekį. O Vladas tai kažkodėl visi galvoja, kad jis anksčiau buvo taip, kad jisai sunkiau vairuodavo, nes neturėjo patirties. Bet dabar mes buvom ir For Islands ir dabar kaip Epic'e, tai dabar man atrodo, tu negalėjau statyti ant to, kad Vladą išpurtysi techniškose vietose, nes jis puikiai važiuoja ir greitai adaptuojasi ir turi visas žinias, trajektorijų ir taip toliau, iš ralių ir taip toliau, ir puikiai jaučia tą dviratį ir sveikatos turi labai daug. Tai tas labai faina, nes aš to ir norėjau ir komandai, kad ir kartu su juo, kai mes važiuojam, kad nebūtum vienas pavojingas, o kad abudu būtų pavojingi ir tada tu žinai, kad labai gali stipriai žaisti ir manipuliuotum varžybom. Tai tikrai, kaip su Arnoldu vienais metais jūs ten taip panašiai buvote, ne? Tai labai pavojingi buvo. Jo, tai, bet tas ir norisi to, kad norisi komandai turėti ne vieną, o kelius tokius žmonės, bet kartu ir nenori būti gal tokioje komandoje, kur tokių žmonių 10 yra, nes tada, tiesiog sunkiau, aišku, suprantu, ten Energiso situacija, bildina komandą ne Lietuvos varžybom užsienio ir ten važiuoji vienas į kitas varžybas, tai tu turi tų raiderių turėti krūvą, nes tai vienas sulūžo, kitas ten serga, kitas dar ten neformo ir taip toliau. O kad tu galėtum sudaryti tą sąstatą stabilų tokį, tai tu turi turėti daug žmonių ir išsirankioti juos, nes atrodo, čia jų daug ant popieriaus, bet kai reikia važiuoti, žiūri, nėra ką važiuoti. Be abejo. Klausimas, žinai, apie ratus vienas klausė. Tau patinka huklės dabar čia? Kokią nuomonę aplamai apie tos huklės? Nežinau, šiaip įvairių nuomonių prisiskaitęs. Man turbūt aš nesirinkčiau, aš renkuosi, kur yra hukas arba mini hukas. Jis mano galva biškį iš fizikos pusės geriau veikia. Bet panašu, kad važiuoja hebra ir net ten didelės problemos. Tai kažkur, aišku, būna kažko, bet čia negarantija, kad ir su tuo mini huku nebus kažko. Bet nemanau, kad ten yra esminis klausimas, bet, Zipų yra huklėse ir visi važiuoja ir visi patenkinti, tai negali kažko labai čia ir sakyti, kad kažkas blogai. Sau aš renkuosi turbūt ne huklės. Bet žmonai, mačiau, dar buvo idėjas, ką, tą Insertą? Jo, insertą lietuviškai, bandžiau čia ištars, bet insertą idėjai. Ir dėl ko tu įdėjai, nes mačiau, ir tas video labai gerai parodė, kiek jinai ten buvo prižnaibis, ne? Tai pas mane visi dviračiai, ne tik žmonai, aš pas save į gravelį įsidėjęs, pas mane visi MTB dviračiai su insertais, plentę gal nededu, nes nevažiuojamės ten, bet jeigu važiuotumėm kažkokiais brukais kažkuo ir ten turbūt įsidėčiau. Tai tiesiog padeda leisti oro, nes didžioji problema, kad mes imam platesnės padangas, platesnius ratlankius, bet vis tiek pučiam labai daug oro ir tada nėra prasmės. Viso plačios padangos ir plataus ratlankio esmė yra, kad tu galėtum mažiau slėgio laikyti joje ir jinai būtų minkštesnė, bet tada, kai jinai minkštesnė, tai tu bijai ratlankio pataikyti, nesulaužysi ir taip toliau. Ir tada gaunasi, kad turi gerą ratą, geras padangas, bet važiuoji su perpūtęs oro. Tai aš dėl to dedu insertą, kad man nereiktų sugalvos ir kad galėčiau nusileisti oro ir bakštant su tuo ratlankiu kažkur, tas insertas įspręs problemą. O žmonai tai dažnai mėgsta važinėti su super mažai slėgio, atrodo, kad ant to inserto jinai važiuoja. Ir kitas dalykas, su moterys fiziškai gal tiek jėgos neturi ir jeigu mes kaip vyrai pamatom kažkokią kliūtį, tai sugebam ir priekį ir galą pakelt. Tai moterim sunku ir tą priekį pakelt ir galą, tai reiškia, kad kur kas dažniau jos smogia į kažkokią ar baldiūrą ar kažką ir to pasiekoje aš nenoriu, kad jinai stresuotų, man paprašiau įdėti ratlankį į tą insertą ir žinau, kad barkštelėjo, pasižiūrėjau, nieko neatsitiko ir važiuoja toliau negu ten per sezoną 2 lankus pakeistum ir tada ir finansiškai skauda ir po to pradeda bijoti važiuoti ir saugoti tą dviratį, o
su dviračiu čia didžiausia problema, kai tu pradedi saugoti inventorių, nu, tai tada nesigauna nieko. Būtent atsigerk, nes aš pats blemba nesaugau, aš irgi šokinėjau per varžybas, esu pribariškinęs, tai... Bet aš jau pūzdavau tikram vynu ten, kaip senais laikais gerais, kad neįspaustum, kaip akmuo, kad būtų padė. Nu, bet keičiasi laikai, nu, matai, Be abejo. tu irgi važiavai su dviračiu, kuris dar nebuvo naujausių technologijų, dabar, žinai, važiuotum su dabartiniu nepūstum, nu, ten, pavyzdžiui, zipai yra, negali net pūst daugiau negu 5 barus, man atrodo. Jeigu netelpi 5 barus, dedi platesnę padangą. Tokia jų filosofija, tai kardinaliai skiriasi, o jeigu pripūsi daugiau negu 5 barus, tai rizikuoji, kad nuspėjaus padangą nuo ratlankio, tai tiesiog reikia kartais paklausyti ir pažiūrėti, ką sako apie tuos ratus. Ir šiaip, nu, labai viskas kardinaliai pasikeitė, iš tikrųjų atrodo. Bet labai greitai, ne, atrodo čia. Jo, čia atrodo, kad dviračių neišrasi, bet turbūt per paskutinius ten 3-4, gal 5 metus, tai stipriai viskas labai keičiasi ir toliau keičiasi. Ir dabar jau važiavom Cape Epic'e, jau buvo 32 colių MTB dviračiai, kur bičiukai vieną komandą važiavo. Aišku, vieną dieną sutikom, kaip sulaužė ratą, niekas neturi to rato. tai sutikom pėkščius einančius. Tai toksai, bet nu, naujovis čia ateina ir tu nori to ar nenori ir atrodo tikrai spūdinga. Ir čia tik laiko klausimas, kada persės Kembra. Bet žiūrėk, Lietuvai gal nereikia, bet o jeigu pasim 32 colių MTB fullą ir į gravelį daužyti? Neaišku, kaip jis važiuoja, bet iš principo tai, žinai, vis tiek bus sunku, nes čia kaip ir su padangom, visi prisižiūri Amerikos ir čia reikia, žinai, MTB 2.0 padangos 2.2, bet Lietuvoje nereikia. Mes važiuojam kiliminę dangą ir pas mus vidutinis greitis 3.6. Kaip tu su MTB padanga 3.6 vidutinį gali laikyti. Nu, mano galva, nelabai įmanoma. Ir ten, kai sako, kad ta padanga greitesnė, jinai yra greitesnė prie sudėtingų sąlygų. Bet jeigu tu turi gerom sąlygom važiuoji, nu, tai jinai nebus greitesnė. Tai lygiai taip pat nuvažiavom ne šiemet, pernai metais į Belgiją pasaulio čempionatą, čia visi padangos, pusė profų važiavo su CX-inėm padangom 3.3, 3.6, visas plotis. Nesurasti ten, kas važiuotų KM5 RP. Tu lengvai turi užsidėjai, man atrodo, ne? Platesnės. Jo, nu tai kai važiuoji į kalnus ir žinai, kad yra grubesnės sąlygos, tai tada labai faina važiuoti, nes į kalną tu truputį prarandi, bet nuo kalno tu gali leistis pakankamai komfortiškai ir gali nestresuoti ir nepergyventi, kad čia tave daužys labai ir tada gaunasi, kad nuo kalno tu pailsi. Tai vienais metais važiavau su priekį buvo MTB padanga PM, o gale KM7, kurie atsistojo KM9 mm. Nu tai leidėsi nuo to kalno, tai visus kaip kėglius apvažinėjai. O kitais metais tiesiog neberadau padangų 2.0, visos buvo platesnės ir netelpa tada. Tai važiavau su KM2, kurios stojau KM3.5. Nu, rezultatas indien gavosi tas pats, bet į nusileidimą tai kur kas daugiau buvo streso ir įtampos, nes tu turi labai stebėti, nes tiesiog lengviau prakirst, važiuoji vis tik truputį didesniu slėgiu. Ir tada gaunasi, kad į kalną vargsti ir nuo kalno stresuoji, nes ir nėra kada atsipalaiduoti. O tą koncentraciją išlaikyti ant 3-4 valandas yra super sudėtinga. Visi galvoja, žinai, pasižiūrėjom, social media. Kaip čia dabar Gudiškis nedirba, ką čia dabar profesionalas, tai ką, kai puslapį pasileidai, brendas dabar gražus. Aš turbūt nedirbau, tai nelabai ilgą tarpą, bet visą laiką būni on kažką, žiūri ir taip toliau, bet tai aš su to treniravimu jau 10 metų turbūt dirbu, bet visada tai buvo toksai ekstra darbelis, kur turėdavo sąlyginai nedaug žmonių, kad tiesiog, man buvo įdomu visada šitas reikalas ir savirealizacija. Tai labai ilgai galvojau apie tą trenerio darbą, bet aš vis labai bijojau, nes galvojau, kad tai yra sezoniška ir aš mėgstu pakankamai stabilias pajamas. Bet dabar turbūt buvo tas metas, kur turėjau tokią situaciją, kur galėjau skirti 100% tam laiko ir pasileisti tą puslapį pagaliau. Ir dabar atrodo, turiu truputį daugiau klientų ir žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Tai labai faina, kad
seną svajonę ir norą bandyti iš trenerio darbo gyventi ir pažiūrėsim, kaip čia gausis. Gausis bus labai smagu, nesigaus, tai sakau, jeigu nori dirbti, tai rasi kur padirbti, čia nėra problemų. Bet kol kas gaunasi, kaip suprantu. Taip, kol kas atrodo viskas neblogai, nes vasarą visi motyvuoti, dabar dviratizmas klesti, tai visi nori iš pradžių tiesiog pasivažinėti, po to nuvažiuoja kažkokį renginuką, tada supranta, kad nori su kažkuo kartu konsultuotis, tai treniruotis ir pasitart, kad aplenkti kolegą ir taip toliau, tai tas labai faina, nes ne visi važiuoja tik laimėti varžybų, ten tų tikslų gali būti įvairiausių, nuo įveikti iki laimėti ir taip toliau amžiaus grupės ir taip toliau. Tai ir jeigu šitą žiūrėjot, nebijokit rašyti, nes, kad ir noriu, kad truputį greitėti nereikia čia. Eimantas ne vien čempionus treniruoja, žinai, kaip gali pažiūrėti, blemba, čia, žinai, padaiva, čia dar tas, anas. Tai blemba, aš ten parašysiu, aš ten, žinai, iš vis esu 300-asis, čia dar Eimantui, gal ne. Ne, tai čia tai visai ne apie tai, čia sportininkai irgi faina, ten truputį kitas, nes ten jau yra daugiau tos griežtesnės disciplinos, bet manau, kad ir su kur kas fainesniu vaibeliu galima tikslingai treniruotis, nepersitreniruoti ir turėti geresnį rezultatą ir turėti žmogų, kuris tau pataria ir judėti į priekį ir, kaip sakau, aš tiesiog sutrumpinu kelią ir padedu išvengti klaidų, kurias pats pridariau per savo turbūt 20 plus metų minimą ir geriau nekartot mano klaidų, o eiteisesniu keliu, nes tiesiog labai daug laiko sutaupai ir motyvacijos. Tai be abejo, aš pats tai pastebėjau ir kaip tu sakai, ten pagreitinti ten labai greitai, nes iš pradžių tu sutink būna lėtas, pakankamai ten važinėjai, nesupranti, ką darai, bet kaip tavo sistemą ten padarai, tu ten iš karto jaučiasi greitesnis, patampi ten labai greitai, nelaimėsi ten A lygos, bet pats pamatai, ant kiek pats greitesnis. Jo, tai visada pradžia kur kas greitesnė, o po to reikia gal nedaug, man dabar save pastumti, jau reikia labai daug pastangos įdėti, kad ten dadėčiau kelius procentus, o pradžioje ten atrodo labai nedaug ką reikia pakeisti ir greitai 10 procentų, tiesiog visi įsivaizduoja, kad tu visada auksi. Taip. Dėja, po 20%, žinai. Jeigu tai būtų, tai jau dabar štuką vatų laikytum, bet kažkaip nesigauna tas gyvenimas ir viskas, tu pradedi važiuoti, kažkur biškį persistengi, žiūrėk traumelį, vėl atgal, vėl pradedi. Čia daug tokio yra psichologinio dalyko, kaip nenusivilt, vėl atsikelt ir vėl varyti toliau ir vėl bandyti. Ir taip bandai, tai aš ir pernai metus žiūrėjau ir galvojau, dėl ko ta forma tokia buvo gera ir supratau, kad tiesiog pernai metais nesirgau, tai reiškia, niekur neturėjau žingsnių atgal. Tai visada gal net tokiais dideliais žingsniais į priekį, kaip norėtųsi, nes kažkur save prisaugai, bet neturi žingsnių atgal ir tu esi pakankamai stabilioj, geroj formoje ir tada gali važiuoti stipriai visą sezoną. O pats ant savęs esi pajutęs, jeigu būna koks nors pakankamai didelis stresas, kad tas kojytė ne taip gerai sukasi? Jo, faktas, tai čia be klausimų. Visada realiai, jeigu turi labai daug kažkokio iš šono streso, tai realiai treniruotės nepadarys. Važiuoji pasivažinėti. Kad tiesiog tą stresą nuleis tą garą ir nusigazuoti truputį, bet jeigu visą dieną ten darbe taškaisi ir daug klausimų ir kur visur lėki, tai treniruotė nebus efektyvus, nes viskas labai yra paprasta, mes turim stiklinę ir stiklinę streso ir tau kūnui nėra labai svarbu, iš kur tą stresą sugeneruosi, ar darbe, ar nemiegota naktim, ar treniruotėm. Tai realiai turi sunkų, sudėtingą, daug streso reikalaujantį darbą, jau turi pusę stiklinės užpildytą ir jau po to, kaip tu kitą pusę užpildysi, jau tavo klausimas. Dėl to turbūt profai ir gali būti super tokie efektyvus, nes ypatingai jaunuoliai, kur ten neturi šeimų ir kažko vaikų, tai jie turi pilną stiklinę ir jie gali daužyti po 2 treniruotės, daryti super sunkius krūvius ir čia didžiausia problema yra, kai
mes mėgėjai pasižiūrim, o kaip Pugačeras važiuoja ir aš pabandysiu. Nu, tai čia yra pats greičiausias kelias į persitreniravimą ir prastesnę formą negu buvai dabar. Tai čia šitą reikia įvertinti ir nebūti tokiu naivuoliu, nes taip nevyksta. Vidutinė didžiausia klaida yra persitrenimas, ne, ten, kur motyvuoti šauna ir perlenkia lazdą. Tai visada būna, tai mes apskritai linkę viską daryti ekstra, bet norim rezultato rytoj. Bet aš kažkaip į viską žiūriu tokiais stepsais, jeigu nusprendė kažką daryti, tai kiek tu gali šitą daryti? Gali savaitę daryti, okei, gali mėnesį daryti, okei, 3 mėnesius, okei, bet ar gali pusę metų daryti? Jau nebegali, tai reiškia, reikia kažką keisti, kad galėtum daryti metus ir taip toliau. Tai jeigu tu ten nori daryti mankštelę ir nusprendi, kad gali skirti kiekvieną dieną po 5 ar 10 minučių ir tai tau nekainuos ir galėsi tą tęsti ten 2-3 metus ir tai taps tavo rutinos dalis, tai čia yra teisingas atsakymas, o ne aš dabar 2 mėnesius varysiu po 3 valandas ir taip turėsi tikrai geresnį rezultatą, bet jeigu mes žiūrėsim ilgoje perspektyvoje, tai laimės tas, kuris bus tiesiog sistemingas ir po truputį. Ir ilgą laiko tarpą. Ja. Nes laikas daro stebuklus, realiai kaip ir treniruotis, nėra kažkokios stebuklingos treniruotis, kuri padarys tave super greitą ir jeigu tu kažko neatliksi ir nebūsi super greitas. Ir čia ne tas sportas. Ir pirmi metai, tarkim, minant, dar nebūsi labai greitas, ne? Antri, treti jau vis greitin būna. Jo, bet čia irgi labai depends, priklauso nuo žmogaus, visi mes esame labai skirtingi. Vienas turi labai daug talentų ir geras įgimtas savybės, o kitas ir labai darbštus, tai darbščiam reikės turbūt daugiau laiko, kad jis dasivytų, o tas, kuris talentingas, greičiau gali iššokti, bet talentas irgi toksai mūsų sporte 10% tau padeda, bet jeigu nedėsi pastangų, tai neištrauksi į tavęs. Tai be abejo. O kaip jau netankinsiu ilgai čia, žinai, taip, klausimas gali atsakyti greitai, padėjau, ištobulėjom. O kaip dėl tų Maikių čempionų Lietuvos? Kaip pats? Čia, žinai, toksai... Aš manau, kad varžybose turėtumėm orientuotis į tai. Aišku, čia gal man rūpi, nes aš esu vienas iš tų čempionų ir žinau, kiek reikėjo įdėti pastangos, turbūt didžiai daliai žmonių, kurie atėjo į šitą sportą, tai čia juokingai atrodo, kad čia dėl maikutis pešasi vaikai. Bet iš principo tai turbūt būtų faina, kad laikytumėmės tos, nes kažkas turi būti kažkokia kontrolė, nes kitaip labai liūdnai atrodo ateity, nes tiesiog aš nesakau per treniruotę, tai važiuokit su kuo jūs norit. Čia aš ir pats važiuoju su čempiono Maikė, nors esu gravelio, bet ir važiuoju plentę. Ir čia vis kildavo diskusija ir aš tame nematau problemos, bet jeigu atvažiavai į plento varžybas ir nesi Lietuvos čempionas, ne faina yra, nes čia yra išskirtinis plento varžybose Aivaro Mikučio ženklas. Ir nes jis dabartinis čempionas yra, tai labai smagu, nes tu jį pamatai, o žiūrėk, Mikutis važiuoja. Iš toli matai net. Jo, o dabar neaišku, žinai, tai mes išvengėm Mikutį, kad tu važiuoji, kodėl tu čia stovi. Bet, nežinau, čia, man atrodo, gali peštis, bet vėlgi, kažkada bandžiau dar čia kažkam įrodyti, bet supratau, kad tiesiog neverta eikvot savo energijos, jau ten, kas nenori suprasti, tai nesuprasti. Niekada nesuprasti. Aiškink, neaiškink, nes tai man netrukdo. Jeigu reikia, tai važiuokit ir nereikios problemų. Nes man irgi tas pats požiūris, nes, čia tas, bet būtent dviračių sporto išskirtinumas, ta Maikės, tas pats Mikutis, kaip dėl tos Maikės kovojo. Ir vis Lašinės įdurdavo ten paskui sprinte. Ir Lašinės kiek metų važiavo su ta Maikė, nes, jis čempionas tų metų. Tai žinom, mes visi žinom šitą sportą, kiek čia darbo, kaip tu sakai. Jo, bet čia, aš manau, kad čia problema yra teisėjų. Ne dviratininkai čia turi kažką sakyti, bet anksčiau, kai mes važiavom, buvo aiškiai pasakyta, kad su rinktiniais apranga varžybose nevažiuosi. Atvažiuoji į startą, sako, ne, tu nestartuosi. Eik persirenk Maikę arba nestartuosi. Negalima su rinktiniais apranga startuoti Lietuvos varžybos.
rinktinės apranga skirta tarptautiniai varžybų. Ir viskas, ir tu ten eini stresuoji, iš kur ten tą bliuskę gauti. Ir labai viską išauklėjo. Tai jeigu dabar tu ateitum ir tu nesi Lietuvos čempionas ir sakytų, žiūrėk, tu persirenk maikę arba tu nestartuosi. Tyrim, kaip greitai viskas susitvarkytų ir nekiltų tokių klausimų. Okay. Bet kadangi teisėjai turbūt irgi biški per akis leidžia, tai tada mes važiuojam kaip mes norim. Toks bradakėlis. Nes kaip tu sakai, treniruotė ten, man būdavo, iš tavęs man būdavo fainai, kas rinktinę atstovauja, važiuoja irgi su Lietuvos rinktinės magija, kad ir, outside, bet dabar taip patapo, kad aš galiu nusipirti, ne, ten vos ant tą Lietuvos. Jo, bet va čia ir faina, žinai, tu ir gali to atskirti, kuris yra pro rideris ar ne, pavyzdžiui, su profais važiuoja, tu iš karto atskiri, kuris yra, arba anksčiau būdavo važiuoja su rinktinės apranga. Tai tu žinai, kad tas žmogus priklauso Lietuvos rinktinei. Jisai tau iš karto toks identifikacija, kad jisai yra stiprus ir yra to lygio, kad galėtų atstovauti Lietuvą. Kaip po to visi gali turėti, tai tokio nėra, nebesupranti, kas, neturėt įskirtinumo kažkokio, aišku, suprantu, kad dabar labai atsivėrė pasaulis ir mes važiuojame, ne tik elitas važiuoja pasaulio Europos čempionatus, o važiuoja ir visi mėgėjai. Ir jie irgi nori ir turi galėti važiuoti su Lietuvos rinktinės apranga ir tada gaunasi, kad visiems tai yra prieinama. Tai čia irgi dvi medalio pusės visada yra. Bet kaip sakau, man tai visada garbė yra ypatingai užsienyje važiuoti su ta Lietuvos čempiono maike arba su rinktinės apranga, nes tu žinai, kad ten sutinki daug žmonių, kurie vis paklausia, tai o aš žinau Lietuvą arba dar kažką. Tai... O tu pačiu Gran Canaria paklausau tas, nes tai mes iki tokio buvom, kad važiavom su kolibrio apranga ir mes ant nugaros turim mažą vėliavėlę. Ir aplenkėm moterį su vyru ir angliškai pašnekėjom kažką, nes matėm, kad vargsta, kad kipkitės. Ir po to nuvažiavom ir sustojom kažkokiam prie kioskelio kolos išgert. Ir tas vyras sako, man atrodo, kad čia lietuviai. Ir mes stovėjom ir privažiavome ir pasirodo, ta moteris yra lietuviai. O vyras belgas ir mes tam prašnekėjom 15-20 minučių ir jeigu nebūtų tos vėliavėlės, mes būtumėm turbūt šnekėję pusę valandos angliškai ir nebūtinai būtumėm įsiaiškinę, kad esame iš tos pačios šalies. Tai toksai fainas reikalas, kai tu turi kažkokį identifikaciją ir kur gali tave atpažinti arba kažkas mato ir žino. Tai good, ačiū tau dar kartą. Apie artimiausius, kaip supratau, dar Tour of Lithuania, dar jeigu užsirašysi XM Champ, užsiregistruok, o dar tokių dar, kaip supratau, pasvarstymų dar turi, ne, bet dar tiksliai nežinai. Ne, tai važiuosi viską iš eilės, kai sakau, vis tiek, kaip bebūtų, tik tai... Kiek ugnį leis, tai važiuosi? Ugnį manęs neriboja, jinai žino, kad paprašiau mane turbūt leis, negu aš ten sėdėsiu namuose ir vis tiek vipsosiu, kas ten kaip važiuoja. Tai kodėl rytoj nevažiuoji, čia mes filmuom šeštadienį. O kas rytoj? Ne Menčinė, ten kažkoks Lenkijos. Maraton krasovė, va, MTB. Neturi dviračio. Tai beveik susirinkau, bet ne, tai aš vis tiek atsirenku tuos renginius, į kuriuos noriu važiuoti. Visų, tai čia dabar tų renginių tiek, kad tikrai visus nespėsiu. Ir čia net ir tų 3 startų neplanavau, bet Donatas pasikvietė, tai, kadangi daro ir tai nuvažiavau sudalyvauti ir tikrai labai nustebino, geras renginys. Fainas miestelis buvo, trasa irgi skausminga. Skausmingai pažįstam. Jo, bet iš principo, per daug. 3 dienas daužyti ir tada pirmadienį vėl prie darbų sės ir taip toliau, tai ten pirmadienį po to nelabai dirbi, o ilsys. Tu skaičiukų neįdėdėjai dabar, pamašai skaičiukus, kiek ten TSS surinkai, ten būna skaičiukų kikam, žinai, įdomu. Tai varžybose neslėpia, man atrodo, čia visi pyksta manęs, kad aš čia nerodau datus, bet varžybose tai kokia yra, tai viską mato, tai gali varžybose visada tikrinti, viskas yra. O treniruotėse nežinau, čia toks, man atrodo, čia gal irgi trenerių mokyklą. Kad kažką įskiepinta truputį. Kažką savo pasilikti, aišku, ten nieko tai nepakeis, kad tu matysi, kad, žinai, tu gali žiūrėti Pugačerą, kaip jis laiko 500 metų. Ir kas, kad tu žinosi, vis tiek neišlaikysi. Tai
O tai kiek dar sportininkų turi pas save jau treniruojamų? Neturiu labai daug iš tikrųjų, bet, ką aš žinau, čia vis atsiranda, matai, sezono pradžia, tai vis kažkas pamato kažką, nori pasitreniruotis, tai mėgai pabendrauti. Tai rašykit, koks eimantasgudiškis.lt arba tiesiog per Facebooką. Jeigu tik tai yra noras tobulėti ir būti greitesniem, tai visada. Žinokit, padės, net ir tokiam tinginiam, kaip aš, ir mūsų bendras pažįstamas sako, blemba, biškį bijau rašyti Eimui, nes aš treniravau, sako, mane ir tinginiu vadinu, paskui sako, sąžinė graužia, turi darbų, turi dukrą paimti iš darželio, sako, blemba, paskui matys, man irgi šiai buvo tokia atskaitomybė prieš tave, žinai, yra ta treniruotė, tu matai oras ir toks, kaip tu sakai, darbė pralaksęs, blemba, paskui Eimantas rašys man, bet iš kitos pusės irgi labai gerai. Pušina tave, kad tu turi sistemingai važiuoti ir ne tai, kad pramasint. Jo, bet čia komunikacijos klausimas. Aš visada, jeigu turiu informacijos, bendrauju ir taip toliau, tai nėra taip, kad, aš suprantu, kad jeigu reikia važiuoti vaiką pasimti arba ten savaitgalį įstataisi namą ar kažką, tai polisis, polisis, bet realybėje dirbi prie strojkis, tai nelabai ten polisis, tai visus tos dalykus gali suderinti, bet juos reikia komunikuoti, reikia išsakyti aiškiai ir pasakyti, kad jo, aš ten gal negaliu treniruotis, bet aš gaunu krūvą iš kažkur kitur ir mes tas treniruotis galime visada updatinti ir pritaikyti tam žmogui palei galimybės. Tai, kaip sakau, nereikia gilintis, ką daro Petras arba Antanas, o reikia tiesiog susirasti savo tinkamą būdą, kuris tavęs neperkrautų, kuris neerzintų tavo žmonos ir kad tu turėtum laiko ir su vaikais, ir su žmona, ir su viskuo, ir tada tai veda ilgalaikį, tvarų hobį, kuris gal ne taip greitai atves tave į rezultatą, bet tu mėgausiesi tuo procesu ir anksčiau ar vėliau tas rezultatas ateis, bet turėsi smagų laiką ir gerą kompaniją, o kai visi pradeda viską aukoti, tada gaunasi, kad kažkas labai stipriai kenčia, ar vaikai, ar žmona, ar darbas, tai manau, kad taip neturėtų būti. Kaip bebūtų, čia yra hobis, kuriam mes išleidžiam pinigus ir turim fainą bendruomenę labai, bet reikia nepamiršti visų kitų dalykų. Labai gera pabaiga. Dėkui, Eimantai. Čiau.